Šiandien žygis pėsčiomis iš savo gyvenamos vietos. Koščelisko slėnis. Nu va, parke galima ir rogėmis pasivažinėti su arkliukais. Dabar jie maitinasi. Žmonių dar rytas netiek daug. Nu va, Koščelisko slėnis. Upelis bėga. Labai gražu. Upė teka, upė. Užtverta. Užtverta, kad nevaikščiotų. Uola, jinai dar užsisuka šiaip. Varvekliai. Dėl rūko realybė? Kad nesimato? Mes žinai, monochroniškai nėra to jau wow. Aš absoliučiai šitą nešiu. Savotiškai gražu. Iš kitos pusės. Na va, upė. Turtukas. Smagu, gražu. Nu va, kokie vaizdai vėl atsiveria. Rudenį, kai buvau, vieni vaizdai buvo, dabar žiemą kiti vaizdai. Gražu. Ave Marija. Gražus vaizdeliai, gražus. Net neturiu ką pasakyti. Reikia gyvai pamatyti. Grožis neišpasakytas. Taip, būtinai. Kokia gamtos didybė. Kokios uolos. Apačioj upelis, o šalia takas ir kelias čia viename. Aha, labai jau. Nu, super gražu. Pradeda merkti, mato, kas darosi švelnus, ir jeigu jis pradėjo šalti. Nelygus kalelis, nekainas stiklelis. Ir neturim jų pačių. Jeigu galima va tokiais takais kažkur tolyn eiti ir eiti. Ir lauke.
Nu va šitie tilteliai jau prasideda akmeniniai nuo čia. Uolų didybė. Sukilom? O eik tu savo, aš nesitėjau, kad iki šitiek. Kalnų trobelė. Nu, aišku, priartėjom prie debesies. Ten buvo žymiai aukščiau tas debesis. Tai, Nu, va čia va ornakas. Kaip šitas maustelį lengvai. o paskui žiūriu. Ornakas. Aišku, atvažiuosim. Kalnų trobelė. Nu va, Koščelisko slėnių grįžtame atgal. Pabuvome, apsišilome kalnų trobelėje. Išgeriam karšto vyno. Ir einam dabar toliau atgal. Į priekį buvo 7 km 350 metrų ir dabar atgal. Čia aišku iki gyvenamos vietos. Tai čia kokie, nu, apie 7 km gal nepilnai tęsiasi šitas takas kalnų. Nu, čia kalnų slėnis, Koščelisko vadinasi. Tai va, visai smagu prasivaikščiot. Truputį dabar yra lavenų pavojus. Tikiuosi laimingai atėjom, laimingai pareisim. Dabar truputį nuo kalniuko, tai lengviau nei pirmai prieš kalną. Nu, čia nėra žymus kalnas, kalnelis gal tik tai. Įspūdingos uolos. Jau pro čia ėjom į priekį, dabar grįžtam atgal. Bet vis tiek ramiai negali sustot. Superinis slėnis. Labai, labai gražu. Čia tiem, kas tingi lipti, eiti kojytėmis. Tuos atveža. Vieni nuvažiavo, kiti važiuoja į priekį. Nu va, šiandien praėjom visą Koščelisko slėnį, pirmyn iki trobelės ir atgal. Dabar jau čia jau einu netoli savo gyvenamos vietos. Ir jie pradėjo smarkiai snigti. Pirmai nesnigo, truputį lietutis purškė. Tai va, nedaug liko. Šios dienos lengvas žygiukas bus baigtas tuoj. Netrukus. Šito neilgo žygio metu mes nuėjom beveik 15 kilometrų. Bet dar ne vakaras, dar tik tai pietus. Dar važiuosim turbūt į akvaparką, pasimaudyt. Truputį ir kitokių pramogų reikia. Va netoli mūsų namų, nu, kuriuose dabar laikinai gyvename, yra va toks įdomus tiltas su stogeliu. Ir čia yra, man atrodo, jei neklystu, biatlono stadionas. Tai va čia slidinukų irgi yra. Trečias namelis. Mes gyvename. Tai va, visiškai. Dar truputį žemyn. Nes ten įėjimas iš anos pusės. Nu va, vakare dar buvom akvaparke. Oi, čia gerai išmasažavo visus šonus. Geras akvaparkas. Labai patiko. Tai viskas šios dienos pabaiga. Ate, ate.